mes jį aplankytumėm. Ir vėl jis tau rašinėja. Matyt, neturi ką veikti. Šis menininkas. Koldūną ar makaronų gal išvirti? Nenori, nieko nenori. Augustai, tu negali tiesiog nueiti nuo stalo. Gal gali padėti? Tai, kad tu viską gerai išsprendi, nepanašu į tave. Man tėtis šiandien dar vieną laišką atsiuntė. Ten rašė, jei gerai mokysiuos, tai vasarą keliausim į Italiją. Dar ko, vasarą tu važiuosi į stovyklą. Aš nenoriu, aš noriu pas tėtį. Klausyk, Augustai. Ne viskas būna taip, kaip tu nori. Bet aš noriu pas tėtį. Mama, laiškas. Ir vėl tu su tais savo laiškais. Jaugi nematai, kad šiuo metu dirbu? Bet mama, tėtis tau parašė laišką. Man? Taip. Gerai, dėk čia. Augustai, ateik čia. Žinai ką? Jei nori, mes galim jį aplankyti. Noriu. O ką parašė? Jums skaityk. Tiek daug. Sakiau, kad jis nepamiršo. Pirmą kartą akis atmerkus ir įkvėpus oro sušukai. Pabuskit jūros man, pabuskit man miškai. Tavo saulę patikėsiu nušvisiu dangumi. Ar išgirsi, patikėsi, kalbėsiu savimi. Kalbėkit man veidai. Susigėri tavo žingsniai pilkuo žmonių keliuos. Saulės veidas išsibarstė po žemės spinduliuos.